Mes iškilmingai pareiškime, kad Dievas myli savo vaikus visose pasaulio šalise. Dievas Tėvas dovanoja mums dievišką gimimą, neprilygstamą gyvenimą ir savo mylimo sūnaus Jėzaus Kristaus begalinę apmokančią auką. Tėvo galia Jėzus Kristus prisikėlė ir pasiekė pergalę prieš mirtį. Jis yra mūsų gelbėtojas, mūsų pavyzdys ir mūsų išpirkėjas. Prieš 200 metų, gražų 1820 metų pavasario rytą, jaunuolis Josephat Smithas, norėdamas sužinoti, prie kurios bažnyčios prisijungti, nuėjo melstis į giraitę, esančią netoli jo namų šiaurinėje Niujorko valstijos dalyje. Jis turėjo klausimų dėl savo sielos išgelbėjimo ir tikėjo, kad Dievas parodys jam kelią. Nuolankiai pareiškėme, kad atsakydami į jo maldą, Dievas Tėvas ir jo sūnus Jėzus Kristus pasirodė Džozefui ir iškilmingai pradėjo visų dalykų atnaujinimo metą, išpranašautą Biblijoje. Per tą regėjimą jis sužinojo, kad po pirmųjų apaštalų mirties Kristaus Naujojo testamento bažnyčios nebeliko žemėje. Džozefas būsiąs įrankis ją sugrąžinti. Mes tvirtiname, jog tėvui ir sūnui vadovaujant, atėjo dangiški pasiuntiniai, kad apmokytų Džozefą ir atkurtų Jėzaus Kristaus bažnyčią. Prisikėlęs Jonas Krikštytojas sugrąžino įgaliojimą krikštyti panardinant, kad būtų atleistos nuodėmės. 3 iš pirmųjų 12 apaštalų, Petras, Jokūbas ir Jonas, sugrąžino apaštalystę ir kunigystės įgaliojimo raktus. Taip pat atėjo kiti, tarp jų Elija, kuris sugrąžino įgaliojimą amžiams sujungti šeimas amžiniems santykiams, kurie tęsis po mirties. Be to liudijame, kad Josephui Smithui buvo suteikta Dievo dovana ir galia išversti senovinį metraštį, Mormono knygą, dar vieną liudijimą apie Jėzų Kristų. Šios šventos knygos puslapiuose pateiktas yra aprašymas apie asmeninį Jėzaus Kristaus tarnystę vakarų pusrutulio žmonėms, netrukus po jo prisikėlimo. Joje mokoma apie gyvenimo tikslą ir paaiškinama Kristaus doktrina, kuri yra esminė tam tikslui pasiekti. Kaip Biblijos porininkė, Mormono knyga liudija, kad visi žmonės yra mylinčio dangiškojo tėvo sūnūs ir dukros, kad jis turi dievišką mūsų gyvenimo planą ir kad jo sūnus Jėzus Kristus mūsų laikais kalba taip pat, kaip senovės dienomis. Mes pareiškime, kad pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, organizuota 1830 metų balandžio 6 dieną yra atkurta Kristaus Naujojo testamento bažnyčia. Šios bažnyčios inkaras yra jos kertinio akmens Jėzaus Kristaus tobulas gyvenimas, jo begalinis apmokėjimas ir prisikėlimas tiesioginė prasme. Jėzus Kristus dar kartą pašaukė apaštalus ir suteikė jiems kunigystės įgaliojimą. Jis kviečia visus mus ateiti pas jį ir į jo bažnyčią, priimti šventąją dvasią, išgelbimo apeigas ir įgyti nesibaigantį džiaugsmą. Praėjo 200 metų nuo tada, kai Dievas Tėvas ir jo mylimas sūnus Jėzus Kristus pradėjo šį sugrąžinimą. Milijonai žmonių visame pasaulyje priėmė pažinimą apie šios išpranašautus įvykius. Džiugiai pareiškime, kad žadėtasis sugrąžinimas juda pirmin
per besitęsiantį apreiškimą. Žemė niekada nebebus tokia pati, nes Dievas suvienys Kristuje visą. Su pagarba ir dėkingumu mes, kaip jo apaštalai, kviečiame visus žinoti, kad dangus yra atviri. Pareiškime, kad Dievas atskleidžia savo valią savo mylimiems sūnums ir dukterims. Liudijame, kad tie, kurie pamaldžiai studijuoja sugrąžinimo žinią ir veikia tikėjimu, bus palaiminti, kad gautų asmeninį liudijimą apie jo dieviškumą ir tikslą paruošti pasaulį pažadėtam antrajam mūsų viešpatės ir gelbėto Jėzaus Kristaus atėjimui.